Bičiuliai, sekite mūsų FATA kanalą. Paspauskite patinka, jei šis vaizdo įrašas jums patiko. Galite parašyti trumpą komentarą, tai padeda, kad geroji naujiena pasiektų dar daugiau žmonių per visokius internetinius algoritmus. Grįžtam prie Evangelijos. Jėzus įžengė į šventyklą. Bet kas yra ta šventykla? Tai vieta, kur susitinkame su Dievu, jo artumo ir buvimo erdvė, mūsų santykio ir intimumo su viešpačiu vieta. Apaštalas Paulius sako, jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumise. Taigi mes esame viešpaties šventykla. Mūsų širdis yra jo buveinė. Kai kurie žmonės girdi jo balsą ir seka juo, kiti neklauso to balso, kuris yra širdies gelmėse, nes yra užsiėmę savo mintimis, kurios dažnai neveda niekur. Kad išgirstume viešpaties balsą, turime jį pažinti, suprasti, kaip jis mąsto, kaip veikia, kas jis iš tikrųjų yra. Jėzus mums jį apreiškė, tik jis pažįsta tėvą, todėl skaitome ir apmąstome Evangeliją, kad suvienytume savo širdį su Dievu, pažintume jį ir tikėjimu jam visiškai atsiduotume. Bet ką Jėzus mato mūsų širdies šventykloje? Dažnai turgų. Užuot buvę su tėvu, mes su juo deramės. Užuot pasitikėję jo gerumu, bandome jį įtikinti, nusipirkti jo malonę maldomis ir pažadais, lyg jis norėtų atimti iš mūsų laimę. Mūsų širdis tampa šventykla pilna triukšmo, per daug sumaišties, per daug žodžių, per mažai tylos ir pasitikėjimo. Šiandien Jėzus nori ateiti ir į tavo šventyklą. Jis nori ją apvalyti ir sugrąžinti prie esmės, prie susitikimo, meilės ir gyvojo tėvo buvimo. Atsimink, tu esi Dievo šventykla ir tavyje gyvena pats meilės Dievas. Tai šiandien sustok, prisimink tai ir leisk jam pasilikti tavo širdyje. Palaimintos dienos.